neorganizuojame mes Nu, Respublikoje. Kaip tai neorganizuojam? Nes, tie varpeliai ten, tarkim, pas mumis Klaipėdai, kur yra, tai ten jie nelabai tokie Tai yra numatyta pas mūsų Lietuvoje privalo būti pirminis rūšiavimas, sudarytos galimybės ir pirminį rūšiavimo finansavimas yra įpareigoti gamintojai importuotojai. Taršos pakuotės mokestis čia? Jo, taip. Šiandien pilnai yra aprūpintas Alytaus regionas visas. 7 Alytaus savivaldybės individualiuose namuose turi galimybę pilnai rūšiuoti. Sekančiais metais eina Marijampolė, Kaunas, o po naujų metų su gamintojais importuotojais sėdim ir susiderinam galutinį grafiką per 3 metus, kaip uždengiam pirminį rūšiavimo konteineriais visą Lietuvą padengiam. Gerai, o tai dabar tas šviečiamieji darbai nelabai jų matosi, šviečiamieji, kad šviesti gyventojus, bendruomenės ten rūšiavimo tais klausimais. Tai kiekvienas atliekų tvarkytojas, viešasis šiuo atveju Kracas, jeigu apie Klaipėdą šnekėtume, gamintojai importuotojų organizacijos, tai yra PTO ir Žaliasis taškas, jie įstatymiškai yra įpareigoti šviesti ir jų reklamos atsiranda televizijoje, jeigu pastebėjai tiek PTO, tiek Žaliojo taško. Po truputėlį jų nebuvo anksčiau, bet dabar po truputėlį atsiranda. O taršos pakuotės mokestis, kurį sumoka gyventojai pirkdami prekes, į kokią sąskaitą? Pas jumis ateina į aplinkos ministeriją ar atitenka iš karto savivaldybėms, kurios prižiūri tas atliekas? Ne, yra tokia situacija, kad Lietuvoje veikia tas pakuotės mokestis ir jį kiekvienas gamintojas importuotojas privalo sumokėti į ministerijų specialiai programą. Tos programos lėšos yra naudojamos, jau mes dotuojame pinigai savivaldybės. Ypač dabar paskutiniu metu tai tiesiogiai tos pinigus naudojam pirminio rūšiavimo konteineriams įsigyti. Tai be tų pinigų mes gauname panašiai apie 5 milijonus litų kiekvienais metais. Per visą Respubliką? Aš pabaigsiu. Jeigu visą mokestį pilną už kiekvieną išleistą pakuotę gamintojai importuotojai susimokėtų pinigais, tai būtų apie 200 milijonų litų per metus tos specialiosios programos lėšų. Galioja gamintojams importuotojams lengvata, kaip ir visoje Europoje, jeigu patys jie susitvarko pakuotės, tada tų mokesčių mokėti nereikia. O susitvarkymas tų pakuočių yra per specializuotas tas organizacijas. Tai Lietuvoje dabar jos yra veikiančios 2, Žaliasis taškas ir PTO. Tai šiuo metu jie, PTO ir Žaliasis taškas, gauna apie 35 milijonus litų pajamų iš gamintojų ir importuotojų. Normaliais santykiais Europoje, jeigu atverčiant pagal pas mus, tai turėtų gamintojams importuotojams kainuoti ta paslauga iki 50 milijonų litų. Bet tas griežtas reglamentavimas, toksai aiškus matymas, kur kiekviena pakuotė išėjusi yra, kaip jinai sutvarkoma, ir šiemet pirmi metai. Anksčiau buvo tas vadinamasis pažymų paišymas visoks ir panašus dalykai. Tai šiemet pirmieji metai mes matom, kad ta sistema jinai taip greit neįsibėgėja, bet postumiai yra, buvo daug norų iš gamintojų importuotojų keisti teisės aktus, o mes atstovėjom, kad nebūtų jie keičiami, nes lengviausia ir kaitalioti teisės aktus, negu vykdyti juos. Tai privertėm juos vykdyti ir pirmieji metai baigėsi. Tai dabar realiai sumokamas, tarkim, tas pakuotės taršos mokestis, jo užtenka visumoje tvarkytis su šiukšlių ūkiu, ar jisai toksai primestas tik tai simbolinis? Nes aš taip įsivaizdavau visą laiką, aš perku šiukšlę, kaip pilietis, perku šiukšlę, kaip depozitas įskaičiuotas jo tvarkymas. Ir aš paskui tiesiog turiu tvarką, šitą metu čia ir man papildomai tai nieko nekainuoja, jeigu aš įgyvendinu. Taip yra, tikroviai taip nėra. Ne, iki galo dar nėra. Taip turės būti. Taip. Tai sakau, per 3 metus, maksimum per 3 metus turi atsirasti galimybė kiekvienam vartotojui apsispręsti. Ar aš gražinu tą savo sunaudotą tarą į gamintojų importuotojų sistemą, reiškia į pirminio rūšiavimo konteinerį išmetu ir jo aptarnavimas man nekainuoja. Ar aš nekreipiu dėmesį, metu jį į komunalinės atliekas ir tada susimoku už komunalinę atliekų tvarkymą pagal įkainius. Gal grįžkim prie temos, ar ne?